Labas rytas. Paskutinis rytas Latvijoje šios kelionės. Paskutinis rytas. Kėlėmės, dabar 8 valandos. Naktį žadėjo lietų, bet nelyja. Ačiū Dievui. O, papa. Oh my gosh. Anoj pusėje gerai, kad nesistatėm, nes ten ūkininko teritorija ir važiavo kombainai vakare. Dabar ryte traktoriai važiuoja. Nors čia irgi 4:30 buvo atvažiavus mašina. Bumšik. Apsisuka ir išvažiavo. Jokio lietaus nėra ir saulės nėra. Tualetą turim prie pat namų. Miegama. Ten vonė, ten valgomasis ir svetainė. Teks toliau paeiti. Čia, kad nesustorėtumėm, kai daug privalgom. Saulė lent, nors sakė visą dieną, naktį lis, nieko jokio lietaus. Tomas jau džiauna rūbus. Einu ir aš krapštinėtis. Neštis reik ten, sakė viską. Taip jau būn, kai pasistatai palapinę toliau, o daiktus kažkam reik sunešti. Ojejei, kojas užlapau per žolę eidama. Jau einu kokį 3 kartą. Tomas pakuoja miegmaišius. Karšta vėl bus šiandien. Karštis jaučiasi jau dabar. Parein ir palapinę. Visi daiktai parėjo. Būsim ant saulės. Nu ką, dar vienas etapas padarytas. Reikia eiti valytis dantis ir praustis. Čia drakono pėdos vaikščioja. Ne, gulbė buvo atplaukus. O, jau geriau. Biški užtadimo. Pamažė. Reiks gal eiti įsimaugdyti visai gerai čia. Prieš išvažiuojant. Pagrindinė taisyklė - viską išimti. Nu, čia karšta nusimato. Lieka laukti. Puošiama kaliuošė verda. Mūsų salatinė šitokia. Paskutiniai pusryčiai gamtoje šioje kelionėje. Va koks kalnas. Puošiama kaliuošė. Vien paragauk. Niam. Man tokia nostalgija, kad kelionė baigės. Paskutinė diena man būna visada sunkiausia. Nes kaip ir supranti, kad jau reik namo, bet kaip ir nenori namo, nežinau, jau nepadarysi. Būsim vėl eiliniai darbuotojai, keliautojais pabuvom. Nu, bet šį dieną turėtų visai būti smagi, da. Nebus nuobodi, ta prasme, kaip kad... Jo, nematyti kraštai. Nu. Aplankysim Rokiškę. Ir judėsim link Utenos. Aš kol kavą geriam, galvoju, kad tas bliūdus pats išsiplaus. Ir daiktai susirinks paskutinį rytą.
Nieks čia nevyks be mūsų. Tomai, einam kraut daiktų. Nenoriu namo. Net reiks. Moteris atvarė su mergytė maudytis. Pakuojamės, renkame šmutkes ir į kelią. Kaip visada, 12 val. Nieko nauja. Šiandien taip tingis. Viena tašė sudėta, kita nesudėta. Nieks nesudėta čia. Vienas paraštas virtuvė, kita nereikia. Einam išsimaugdyti į ežerėlį. Moteris maugdas, tai mergaitė sakė, fui, šaltas vanduo. Nu, pažiūrėsim. Geras vanduo labai. Pirmą kartą paplaukiau, kad paplaukiot, o ne taip, kad nusipraust. Labai gražus ežeras. Paskutinis. Niekaip negalim susiruošti. Tašės tikrai laikiklis, galiu pasakyti, labai pasiteisina. Tomui labai patiko. Verts. Aišku, tos tašės tik tais labai blogai, kad jeigu dedi maistą, tai tokia kondensata atsiranda, ne? Bet čia jau čia nieko nepadarysi. Nu, jos čia yra tik ne iš to komplekto. Komplektai yra. Kitsa, ne? Yra kiti maišai, 12 litrų mažesni. Čia 10 mes pirkom iš AIC šitos. O jeigu originalus, tai brangus ten ar virš 450 eurų vienas maišas. Tai viškai skaičiavom 4 maišai. Iš AIC po 15 ar kiek. Svarbu, kad būtų jiem kilpa maišą, bet kokį galima dėti. 12, net iki 15 bagažiniuks, tai pasako tikrai atlaikė. Nieko jau užsidėd lengvai, nusėm lengvai, reikalui esant ant belę kokią dviračią užsidėd. Galima, čia dar yra vieną tą perki tokį va laikiklį papildomą. Ir gali maišą dėti, arba yra specialus toksai visas dėklas, toksai jau atsidarantis, jis jau brangesnis, bet ir vietoj šitą praktiškai viską tada susidėti, tokio nebereikėtų. Jo, jeigu reims, nu, tiltų ant bet kokia iš tikrųjų tokai nėra. O pas mane va tiltų dar ir tas, jeigu reikėtų, dar vieną maišą aš galėčiau papildomą dėti su dar vienu laikikliu. Jau turings čia yra. Turings jau. Čia toksai turings jau. Prievartaujam dviračius kiek galim, vadinas. Ratai svarbu tik, kad atlaika. Tomo ratas atlaikė, negeda, viskas tvarkelė. Nu, biškai pasibuktavo, reiks ratus keisti į rimtesnius, daugiau stipinų, pas mane tik 28 stipinų, iš tikrųjų jie yra neskirti tokiem dalykam, bet tokie buvo. Tokiem svūriam. Jo, pas Daiva 32, tai jokių problemų, reikės man irgi įsigyti kitus ratus, nes kelionėm per silpni ratai 28 stipinų. Ačiū supiniai. Ačiū tiltukui, ačiū staliukui, ačiū beržiukui. Duodam mes čia visus 9 balus ir sakom paskutiniai nakvyniai. Puikiai vieta buvo labai. Ačiū. Taigi varom į kelią, pradedam 8 dieną. Ate, ežerėlį. Palikom nuostabią vietą nakvynės. Minam dabar atgal iki kaimuką. Nuo to kaimuką suksim jau į Lietuvos pusytę. Pasieksim Rokiškį ir tada kalnais pakalniam vinguriuosim link Utenos. Super kelionė, super nuotykiai. Tikrai nesitikėjau, kad tai bus faina. Toms, kad ir mažai laiką turėdams, gerai sudėlioja maršrutą, nakvynę suplanavo. Mums pasisekė tikrai kelioniai, kad nereikėjo vakare per lietų statytis namų. Nei vienos dienos. Geriau jau dieną mirkti, o vakare būti sausiem ir nakvoti sausai. Aišku, vienintelis daiktas, ne, 2 daiktai. Tai nepanaudojam gamaką ir tentą. Bet juos turėjom, mažą ką gal prireiks. Kėdutės irgi panaudojam tik dėl to, kad taip norėjom, buvo ten toliau tie kurlai. Kėdutės irgi realiai nereikėjo mūsų kelioniai, bet
2 krepšius tuos bereikalingai realiai prasivežiojom. Nu, nesvarbu, dar aišku, šiltos timpos, šiltos maikės. Jo, aš rūbų irgi per daug prisidėjau kojinių. Oh my gosh. Tom sakė, jam vienų kojinių užteka, vienų šortų, vienos maikės. Man tai susinaudoja visas. Aš esu moteris, man 7-8 dienos turi būti visas dienas maikės skirtinga. Kad ir plovėmės, bet vis tiek turi maikės būti skirtingos. Nes tada, kai žiūri serijas atostogų, nebesupranti, ar čia 1 diena, ar čia 2 ir tu su tą pačią maikę. Nebus žvyrkelio, sakei. Tai gal mes ne tuo keliu, bet toks neblogas. Iki sienos? Ai, nu liuks. Nu va, pagaliau. Nedaug čia buvo to žvyra, netoks dabaisus. Bet iki Lietuvą jau artėjom, prie pat Lietuvos jau liko kilometras gal. Ir asfalčiuks. O, Lietuva pasitinka su asfaltu. Dar ne Lietuva, bet jau Lietuva. Aha. Kol Lietuvos neprivažiavom, dar prie patys dar kažkoks keis mažas gabalas asfalto. Tai toliau tik tai nuo Lietuvos bus. Taigi į pasienę dar važiuoti, ten jau tikrai bus Lietuvos Respublika ir asfaltas normalus. Daiva dulkėse siaubas, ate Latvija. Kažkada pasimatysim. Manau, kad greit pasimatysim pajūrį. Labas Lietuva. Nu ką, mes jau lietuvėliai. Žvyrkelė turėtų mum nebebūt šiandien. Kaip tau lietuviškas kelias? O! Gal čia koks parks bus ar kas? Pasėmėm šakoti grikių miltų. Ieškomas pavėsis. Pavėsiukas. Labai gerai. Op. Pertraukytė. Arbūzinis ledas. Arbūzinis gėrimas. Viskas arbūzinis. Ir grikių miltų šakotis. Kalns pakalnė, kaims prie kaimą, viens, paskui kitą, visai įdomu, karšta, tik jau nebedaug trūks, tik į Rokiškę. Rokišky vyksta Rokiškio ralis. Tai gal pamatysim kokią ralio mašinytę. Papietausim. Rašė, kad dar 2 kilometrai iki Rokiškio. Tai jau beveik prie pat. Kur čia mum važiuoti? Kažkas vyko arba vyks. Kaip visada atvarom į tokią gražią erdvę. Čia kažkas vyksta. Dvaras. Į centrą reik varyt, nu. Gal ten naralė tie ir vyks? Gal. Viskas šitom tvorom aptverta ir čia renginys vyka, kažkas matyti. Matom šie galiūnai tikrai. Galiūnų pasirodėm. Ir 4. kartas. 85 kilogramai viena ranka. Vytenis pauža ir jo 3. kartas suskaitytas. Taip ir sakėm, čia visur vyks ralė, vat lauk mašinų ralis dabar vyksta kažkur miškuose. Palapinės vaboksai kiekviens lauk mašinų grįžtančių. Bažnyčios aikštė ir visa aikštė akmeninė. Graži.
Čia galiūnų konkursas. Taurės paruoštas. Netradicinė raudonų plytų bažnyčia, kaip gotikos stiliaus, neogotika gal. Viskas iš akmenų. Kaip visada remontai. Iš smėlio padaryts pūpedžius. Varpinė. Tikrai tokia netradicinė stiliaus. Čia dar toks kupoliuks. Žodis kupoliuks. Surinko 28 taškus. Visur pridėta šieno rulonų, tai čia buvo miesta taps. Apžiūrėjom Rokiškį, trumpai valgyti nenorim, tai nestojam dar, pavažiuosim dar iki kitą miestelę. Rokiškį vyks, kaip ir sakiau, ralis, bet pasižiūrėjom programą, dalyviai etapus baigs tik vakare 7:30, 9 valandą apdovanojimai, tai mes jau tokiu laiku turim būti prie mašinos. Tai vat, ko nepamatėm šiandien, pamatysim gal kada nors kitą kartą. Labai graži aikštė Rokiškė, labai graži bažnyčia, tik tiek, kad centre galiūnų šventė, tai toks balaganiuks. Mes varom savo keliu į kokį ramesnį miestelį, papietauti, pavalgyti ir link mašinos judam. Pensininkai duoda, jaunimą nei vieną nesutikom. Vėl raudonų plytų bažnyčia, bet tokią nesam matę. Kamanų miestelio Antano Strazdo muziejus. Oi, mums bažnyčios reikia. Kur basilika? Va, paskaičiau, Kamajų bažnyčia yra pastatyta, pabaigta statyti 1908 ir neogotikos stiliaus, bet tokiais bokštais tikrai nesumačius. Einam pažiūrėti, gal vidų galim. Jo. Iš vidaus užkabinta. Mes esam bažnyčių lankytojai. Neįleidai šitą. Varom dabar toms matė kažkokių sumuštinių ant langą nupieštų. Tai norim ledų, sumuštinių. Pusę kelio dar tik numynėm. Gerai einas nuo kalno į kalną. Vėjas šoninis, bet labai gerai rieda. Tai va, varom biškį vandens šaltą gal. Ir ką nors užkasim. Pertraukėlė. Bulkos. Dar ledų. Ir visai gardu. Man labai patinka tos kaimų parduotuvės, jos irgi kokios žavės ir turi. Visos skirtingos tokios. Ne visuose, bet daug kur. Tai čia va, tai labai fainai. Perkam ir vis atliekto maistą. Nebesurijam. Taip jau nebenoriu minti, noriu jau tiesiog ilsėtis. O gal galim susirasti kokį ežerą, pakristi iki rytojaus. Išeisim į darbą, pailsėsim, nieko čia tokį. Sukom nuo tos dirzenčio kelią į lengvesnį. Fains toks kelias. Naujai padaryts, šalia miškiuką, pavėsis, kalniukai. Man visada būn kažkokia toks liūdesys, kada būn paskutinę dieną kelionės. Lyg ir noris dar, bet jau ir noris namo. Nu, šitos atostogos tai buvo mini, nes 8 dienas tik ant ratų. Tai, bet irgi įdomu. Patyrinėjom tą kraštą, tikrai kurį senai planavom. Labai džiaugiuosi. Nakvynės tikrai buvo visos puikios. Aš nesu tiek gyvenime per vasarą maudžiusis ežeruose. Ir ežeruose, ir upėse, ir jūrai. Nu, šitas atostogos, šitas sezonas, tai tikrai dar nesibaig. Požadu ir grybauti, ir maugdytis. Ir gal net plaukt vėl, nes
Tikrai Dubysa pralaužė ledus ir vėl noris plaukti. Tai palapiniai šonų nenuspaudė, kilimukai geri, kompanija gera, dviratis atlaikė. Nu tik tais aš esu elektros, kaip tom sakė, siurbikė. Man neužtenka elektros. Nusipirkom dar vieną powerbanką, bet vis tiek teka krautis, tai nežinau. Reikia ant galvos pasikabinti saulės bateriją ir važiuoti arba vėją jėgainę. Tada pasijungti iš karto laidą ir turėsiu elektros. Duok kiškin. Nu, bandyk brautis su sunkia svorio transportą. Šventė pakliuvo. Kaimo šventė. Alaus yra naminė. Šernupius gersa, ne? Minam ir negalim atsidžiaugti tokiu gražiu keliu. Toks jausmas, kai jis tikrai turėtų baigtis, nes mum taigi sekas visada. Sakau, kaip faina, kad vis dar yra tokių vietų, kurios gali pirmą kartą pravažiuoti, praminti. Reikia džiaugtis mažais dalykais, savais, artimais, kraštukais. Aišku, vilioja ir egzotinės kelionės, taip su Tomu iš ryto sėdim, galvojam, gal jau reikėtų kur nors rudenį planuoti, pamatyti kažką įspūdingesnį. Bet aš tokia šilta šalis labiau norėčiau gal pavasarį lankyti, kada nėra didelių karščių dar. Rudenį jau taip kažkaip rudenį. Ir visos sodybos tokios autentiškos, išlaikytos, kaimo trobelės. Fainai, kvepia augalais. Užtat ir dievinu dviračių keliauti, kad tu viską jauti. Atrodo, aš tiesiog kelsiu, o tiek džiaugsmą. Viso to autentiškos, su langiniam, su ornamentais. Keliautojai. Geruliai, dviratininkai. Geras, kaip smagiai atrodo. Nu, važiuok. Būtiškis. Kalns pakalnė. Bet kaimo trobos va visos tokios nuomiškos. Bet gražios labai. Ir labai tvarka, mato žmonės gyvena. Neapleista, nepalikta. Atvarom jau į Užpalius. Mano babos tėviškės kraštą. Palapinėm, tenai bus palapinės. Bus vakaronė visą naktį. Žirgų ganimas. Labai žinokit, turim laiką, mes keliavome visą savaitę po Latviją. Bet jūs pagalvokit. Nu, nebelabai gaunas. Būtume vakarą, jeigu būtumėm čia, būtų šiandien buvę. Aš sakau, reikia apsukti ir naktygalę. Matėm tenai. Labai myliu dviratininkus. O čia jūsų šitą, tai čia aš su pavydu į Montiltą apylinkiau. Iš kur važiuojat? Mes iš kur važiuojam? Iš Latvijos dabar. Lietuviai, iš Latvijos, nešau. Ne, mes apsukom ratą. Mes patys esam iš Joniškio. Naktyga neparomus, supratau, Neringa šefuoja. Va čia kalnių, kad nuorodas yra, bet dabar pas Neringų namo reikia nuo 8 valandų važiuoti. O aš laukiu. Niekaip, žinokit, būtų dar laisvą dieną nebegalim, nes mums į darbus reikia, dar reikia sekmadienį reikalų kažkaip turim apsitvarkyti. Mums tik suplanuota. Nu, Chebra koncertuoti iš Klaipėdos pas mum atvažiuoja. Deja, žinokit. Labai gaila, tikrai. Ačiū. Jo, labai ačiū.
Ačiū už pasiūlymą, žinokit, gal kažkada kitą kartą kažkaip tais, jeigu būsim tuose kraštuose. Ten yra konglomerato atodanga. Mes į tą dabar galvojame nuvažiuoti. Gerai tada, mergaitės varom. Iki. Ačiū. Ačiū. Konglomerato atodanga. Kuši per Uola, ne atodanga čia. Ola. Jos iškasė, tai karjerą kasė. Nu įdomiai atrodo. Šeiminiškio atodanga su konglomerato uola. Akmenis ir viskas. Uolos. Keistas darinys. Tai va ten Estijai, kur tu neėjai, tai ten tokia iš panašaus to dalyką irgi visi buvo įspūdingos uolos. Čia apkatkė prieš Norvegiją, ne? Kas pasakys, ar verta čia lipti, ar neverta? Visur tie akmenys ir tus. Tie akmenukai sulipę, toks kai žvyrs sulipęs pats tarp savęs. Akmenynai. Nieko nesimato iš viršaus. Paliekam Užpalių miestelį. Mum iki Utenos 15. Ir bus viskas žygiui kaputį. Irgi su graveliuku gerai. Čia labai gražus kraštai, tai mėgaujamės. Nu, mes esam patys iš Joniškio, tai mum tie va tokie va biški kalniukai, tai jau yra ką veikti. Su pusėm tai. Nu. Tai jūsų karbonoje, ne? Ja. Tai ne taip tatarką ima. Ne, nu ir nuo tašių mažiau vibruojas. Tai mes tokie varlinėtojai. Nesimato, kad jūs varlinėtojai. Ne, nu mes varlinėtojai pavažiuoji, parduotuvę ledų, žinai, vat kažkur bažnyčią pamatai, visur užsuki ir nesijauti. Lankėm visas pilis, tai labai daug laiką, ten valandą, pusantros, tu vienoj sugaišti, kitoj. Taip 80 idealų būtų. Turistiniam, apžvalginiam tokiam. Susidėliojate, ne kur nakvosėt iš anksto? Jo, sudaro griežtą maršrutą, Garminė įrama, mes pagal rodiklę važiuojam, kad nenuklyst. Nes labai daug laiką ten, jeigu Kaip vietai. pasigrauna telefoną? Šitą. Powerbankus vežam. Banko turim. Atsilieku. Susitikom vietinį dviratininką, kuris mumis lydi iki Utenos. Sakė, šita atkarpa yra mėgstama dviratininkų. Bet šiandien matyti jau jie pramynė. Mes per vėlai. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad spaudžiat varpelius. Ačiū, kad keliat nykštukus. Ačiū, kad prenumeruojat. Nes jau daugiai. Tom sakė, jeigu bus dar didesnė sekėjų komanda, tai gal ir droną įsigysim. Matau jau žygio pabaigą. Utena. Utenėlė. Jee. Laikai. Gerai, nu ką tada? Jo, Nu viso, labai malonu buvo. Jo, viso, jo. Malonu, kad Ačiū. Fontanėlis. Viskas, pasiekėm Uteną, pasiekėm žygę pabaigą. Ant dviračių praleidom 8 dienas, pramynėm beveik 700,5 km. Aišku, dar paskaičiuosim, parašysim kur nors. Pravalgiam daug pinigų, pragėrėm daug vandens, kai karvės jau kibirais. Ne? Ką dar mes, nakvynės vietos buvo puikios. Viskas buvo puiku, viskas baigiam žygį, ieško mašinos. Nu, dar parodysim, kada grįšim, bet jau šiandien nereiks palapinę statyti. Pagaliau. Daiktus sumetam į mašiną. Ir nereiks nieką virti, valgysim ką nors iš tašės ir greitai atsigersim irgi vandenų, kai bus gerai. Stabdom.
104, nafik. Vasaros saulė kelią nušviečia, džiugina mus. Dviračiai rieda, nuotykiai laukia, pasaulis platus. Vėjo pagautus, tašo mums plaukus. Laisvę jaučiu, atostogų metas, sukasi ratai, riedam kartu. Lietus ir vėjas, kelias duobėtas, mums nebaisus. Noras keliauti, saulę pagauti, vienija mus. Vėjo pagautus, tašo mums plaukus. Laisvę jaučiu, atostogų metas, sukasi ratai, riedam kartu. Vėjo pagautus, tašo mums plaukus. Laisvę jaučiu, atostogų metas, sukasi ratai, riedam kartu. Lietus ir vėjas, kelias duobėtas, mums nebaisus. Noras keliauti, saulę pagauti, vienija mus. Vėjo pagautus, tašo mums plaukus. Laisvę jaučiu, atostogų metas, sukasi ratai, riedam kartu. Vėjo pagautus, tašo mums plaukus. Laisvę jaučiu, atostogų metas, sukasi ratai, riedam kartu.